Žaidimas svarstyklės skirtas lavinti gebėjimą spręsti lygtis su nežinomaisiais bei susipažinti su svorio matavimo vienetais, gramais ir kilogramais. Taigi svarstyklės veikia tarsi dvi lygybės pusės. Tai yra tai, kas yra vienoje lygybės pusėje, yra lygu kitoje lygybės pusėje esančiam svoriui. Ir veikia jos, kad toje pačioje eilutėje esantys svoriai sveria tiek pat. Pavyzdžiui, traukiame kortelę pirmo lygio ir matome štai, kad pica plus 1 kg sveria tiek pat, kiek 5 kg, kiek sveria pica. Tai susidedame sąlygą ir bandome išspręsti. Galime manipuliuoti kortelėmis, kad mums būtų patiems aiškiau. Tai pirmiausia, aš pasmulkinsiu 5 kg į 3 kg ir 2 po 1 kg. Štai sveria vis dar tiek pat 5 kg. Ir dabar, kad sužinočiau, kiek pica, man reikia 1 kg čia užversti ir čia. Akivaizdu, kad picos gabaliukus tada sveria 4 kg. Aš ir padedu čia, šitos galiu atversti. Štai taip išsprendžiame pirmo lygio kortelę.